Pradedam. Einame į vidų, sienos pilkos, dulkės ore, o mes jau tyloj. Pasižiūrėkite į šią sieną. Graži, tiesa, o žinote, kas už jos? Ten, kur anksčiau buvo rūdintis dujų vamzdis ir renkasi dulkės, dabar yra saugojimo sistemos, kurios galėtų didžiuotis bet kuris restoranas, bet viską iš eilės. Mano vardas Ruslanas, aš užsiimu butų remontu ir šiandien parodysiu jums objektą, kurį tikrai labai ilgai prisiminsiu. Būto senos statybos, namas tipiškas, nudrožtas, vieno kambario, kur vonios kambarys buvo didžio kaip sandėliukas, o virtuvėje nebuvo net ir kur apsisukti. Pasižiūrėkite, kaip čia buvo. Užsakovai norėjo gauti modernę, funkcionalią erdvę. Pagrindiniai skausmai – siaura virtuvė, nepatogus antmazgas ir visiškas saugojimo vietų trūkumas. Užduotis buvo sukurti svajonių butą, ne išplečiant sienų. Tiesiog pergalvoti erdvę ir štai kas mums pavyko. Elektrikas tempia laidus, užsidega šviesa, santechnikas vamzdžius tiesia, atsiranda vanduo. Gipskartolių meistas lūvas kelia lygiai, darbų vadovas viską mato, darbas vyksta pagrindiniai. Organizatorius laiko visą procesą, rinkodaryrinkas stumia projektai progresą. Be pasitikėjimo pinigų srautų, bet koks remontas gali sustoti ant kaladėlės. Pirmas, ką pamato svečias, tai prieškambaris. Anksčiau čia tiesiog buvo tamsus tapetai ir koridorius atrodė kaip tamsus tunelis. Pašalinome viską, kas nereikalinga ir įmontavome štai tokią spintą per visą sieną. Žiūrėkite, viršus galvos apdangalams ir sezoniniams drabužiams, apačia batams, o štai čia skyrius viršutiniams drabužiams. Talpa kaip rūbinė, o vizualiai koridorius tapo platesnis. Kodėl? Nes atsisakėme tamsių spalvų. Visas tamburas dabar šviesios spalvos, sienos ir baldai atspindi šviesą ir praplečia erdvę. Ir dabar tai dėl ko aš pakviečiau jūs į šitą virtuvę. Matote šią sieną? Tai ne tik dekoras, čia buvo problema. Dujų vamzdžiai 90% būtų, jei arba paliktume matomoje vietoje, arba užtaisant jį baldų plokštėmis, prarandant centimetrus. Mes pasirinkome kitą kelią. Stumdomi fasadai už jų nišą, kurioje paslėpti visi vamzdžiai. Bet žiūrėkite, mes nepalikome šios erdvės tuščios. Čia lentynose prieskoniams, krupoms, aliejui, viskas po ranka, nieks nerinka dulkių ant stalviršių. Tai aukščiausio lygio ergonomika. Komanda sprendžia, aš tai dainuoju, kiekvieną savo vietoje ir mes vieningai, mes kartu pastatysim puikų remontą. O dabar kviečiu jūs užeiti į zoną, kur įvyko tikri stebuklai. Pažiūrėkite šį vonios kambarį. Štai kadrai prieš. O toksai rezultatas gavosi. Dabar tik įsivaizduokite, anksčiau čia stovėjo po kairę pusę seną baltą metalinę vonią, 1,50 m, man atrodo, ar 1,70 m, reikia pasižiūrėti projektą. Tualetas buvo įspaustas į kampą, taip kad ant jo reikėjo sėstis šonu, o skalbimo mašina kaip ir neturėjo savo vietos, bet buvo po dešinę, užeinant į vonę. Mes atlikome pilną perplanavimą. Pašalinome vonę, vietoj jos įrengėme dušą su trapu grindyse ir permatomais stiklais. Kodėl stiklai? Jis nevagia erdvės, skirtingai nei aklios užuolaidos. Vanduo netaško, o nutika į grindis, tada į lataką jokių balų ir kvapų. Tualetas dabar stovi ten, kur jam ir priklauso. Jokių kreivų sienų ir lygiai sumontuotas. Aplinkui pakankamai vietos valymui, o čia viršui įmontuotas tualeto baldas, kuris paslėpia visus vamzdžius ir suteikia mums lentyną viršuje smulkmenams. O dabar apie saugojimą.
Čia skalbimo mašinos vieta, bet kol kas jos nėra. Virš jos bus džiovyklė, o viršuje pasižiūrėkite šaunios antresolios. 3 durys, dizainas dera prie bendro stiliaus, čia telpa visa buitinė chemija, rankšluosčio atsarga ir net galima sudėti tualetinį popierių. Ir atskira meilė šis šildomas rankšluosčių džiovintuvas. Jis ne tik džiovina rankšluosčius, bet ir veikia kaip dizaino elementas. Bei papildomas šildymas ir prižiūri patalpą, kad neatsirastų pelėsių. O grindų kanalas, krapas, latakas vietoj padėklo. Vizualiai praplečia grindys ir yra patogu valyti. Šis būtas skirtas jaunam žmogui ir kas svarbiausia, tai pagrinde stalas, kur galima gerai padirbti, o taip pat ir pažaisti, aišku, už kompo su draugais. Pasižiūrėkite į laidus, nežiūrite tai, kad jų čia labai krūva, bet jie visi puikiai ir tvarkingai atsigulė savo vietose. O taip pat, jeigu jau nusibodo dirbti prie kompo, mes turime skersinį, ta prasme, užsakovas turi ir galės pasportuoti. Jūs žinote, kokia pagrindinė šio remonto paslaptis? Ne, tai nebrangios medžiagos ir nesudėtingos konstrukcijos. O pasižiūrėję, mes nepradėjome darbų, kol neapgalvojame kiekvieną smulkmeną. Nežiūrint tai, čia rozetė, jungiklis, net ir per jungiklis irgi savo vietą turi ir labai funkcionaliai dirba, tarnauja. O taip pat ir vonios kambariais galima pasižiūrėti, kad viskam užtenka vietos ir kiekvienas prietaisas, ta prasme, turi labai gerą vietą, prieinamumą, o taip pat ir tvarkyti labai lengva. O taip pat ir siurblys robotas turi savo rozetę, kur galima jį paprasčiausiai pajungti. Staliukas, prie televizoriaus staliukas, visos rozetės irgi paskaičiuota ir randasi savo vietoje. Ir štai rezultatas. Būtas, kuriame malonu gyventi. Lengva tvarkyti ir nieko nenorisi keisti. Tai ne tik kosmetika, tai pilnas erdvės pertvarkymas pagal žmogų. Norite taip pat, kad kiekvienas kambarys dirbtų jums, kad vamzdžiai būtų paslėpti, o saugojimo vietų būtų dvigubai daugiau, nei atrodo. Aš ir mano komanda užsiėmame butų remontų iki galo. Mes netinkuojame sienas dėl pačio proceso. Mes sprendžiame jūsų užduotis. Kūrime projektus, kur ne tik tai gražu, bet ir patogu. Kur dizainas lygu inžinierija. Kur jūs įsikeliate ir iškart gyvenate, be jokių dabaiginėjimų ir perdarinimų. O kas svarbiausia, ne patys baiginėjate ir perdarinėjate. Jei turite panašią situaciją, senas būtas, nepatogus planavimas, norite modernaus remonto, susisiekite su manimi paprasčiausiai. Kontaktai aprašyme po video. Atvykstu įvertinti, aptariu projektą ir pateikiu pasiūlymą, kurio neįmanoma atsisakyti.